ką, sveiki. Ir paskutinė vasaros diena. Tai va, brendu per tokias džiunglės iki ežero. Bandysiu karšį. Tai va, tokie reikalai. Šeštadienio rytas. Ir brendam. Tai va, kol dabrysiu čia geras 10 minučių. Būsiu pakrantėj, pasijungsim. Nu va, ir ežeriukas. Yra čia ką veikt. O atbrindė. Net lengva pompa. Va ką. Toks grožis. Ir bandysim. Jau matau valtį. Turbūt ešeriai. Ką, kraunamės daiktus. Ir pirmin. Nu ką, plius minus pasiruošta. Dabar kas liečia pašarus. Tai pašarai maišyti namie. Primetu nuotrauką, kokie pašarai. Tai vat naudoju šiandien dipeksą. Dzikelių, kukurūzų. O bus toks pašaras. Tai dabar varau padarysiu kokias 7 šėryklas užšėrimui. Ir tada dedu masalą. Taip, 7 šėryklos į tašką. Ir tikrai pakaks. O paskiau dažni permetimai. Kažkokias 2-3 minutės. Ir viskas užsišers normaliai. Tai vat. Tada masaliuką ir bandom. Nes labai sparčiai švinta. Nu ką, darom pirmą metimą. 2 kukurūzai ir 1 dzikelį. Ir viskas. Belieka laukti. Taip, reikia šiek tiek ir pasimalti kukurūzą. Kol kibimo nėra. Neaišku, ar jo bus. Tai va, šiek tiek tokios košytės. Mesim pašariuką. Duos gerą kvapą. Turėtų būti viskas super. Ką, laukiam kibimo. Ką, turėjau pirmą prisilietimą. Bet tik tiek. Aišku, laiko praėjo dar nedaug. 15 minučių kokių. Po pirmo užmetimo. Vis darau kas porą minučių permetimą, kad šiek tiek daugiau užsišertų. Tai vat. Reikia šiek tiek įbristi vandenį, nes šakus maišo. Nes iškyla, yra kam klausimų, kodėl brendi į vandenį ir taip toliau. Kartais reikia dėl patogumo. Ką, metimuką dar. Kibimas. Bet toks nekaršinis. Sakyčiau, nedidelė kojytė. O gal ir ne.
galėtų paimti. Ką, viskas? Nesąmonė. Opa. Nieko. Arba kažkas nedidelio. Jo, kažkas nedidelio. Kojytė, nu bet kybo, ką žinau. Bliamba, kai velniai žino kas. Na, tik. O tik tai skoja. Košmaras. O kibimas buvo kaip didelės. Kibimukas. Apa. Turim kažką, turim. Bus koja. Manau, kad koja. Ja. Koja. Nu ir gerai, ką darysi? Svarbu kimba. Dar tokios nemažas. Dar tokios pusė velnio. Va. Oras tai pasaka. Tik tiek, kad labai šilta. Gražu. Va, valtelė nuplaukė. Su spiningėliu. Ešerius dedukas gaudė. Super. Kibimukas. Op, yra. Yra. Sakant, eilinė koja. Eilinė koja. Pažiūrėkit, koks šamas. Aukštin pilvo. Geras. Kas jam yra? Gatavas. Čia reiškia yra ir šamų. Geras. Aišku, jam jau viskas. Normaliai. Opa. Ir nieko nėra. Toks kibimas gražus. Įdomi čia. Ir nieko. Ajajai. Jau kažko tikėjaus. Tai 2 kukurūzai ir dzikūnas. Piena. Kita. Ir dzikelį. Pašaliuko.
Ir metimą. Pasėdi, palauki ir kibimas. Turim kažką, turim. Aišku, buskuoja turbūt. Bet jau tiek duoda. Kad atrodo, kad čia nežinia kokia. Koja. Dar viena koja. Karšiukai kažkur dingia. O, kokia. Nemaža. Ką, bandom toliau? Ką, kibimukas? Op, turim. Pagaliau. Čia bus taip įdomiai daužusi. Bet čia panašiau į karšį. Nu, pagaliau. Išlauktas porą valandų. O, karšiokas gražuolis. Čiki-briki. Išlaukėme. Gražus karšis. Net labai. Opa. Net labai. Super. Bet sakau, porą valandų. Be kibimo praktiškai. O, pažiūrėkit, koks karšiokas. Super. Paėjo. Nu ką, nuotaikos gerėja. Pasimažinau atstumą. Ir va, turim karšį. Aišku, palaukti reikėjo. Aš dabar porą valandų kažkur žvejoju. Tai va, pasimažinus atstumą, lyg tai smulkmė padaužė. Ir va, pliaukšt vienas karšis. Nu ką, yra tikimybė, kad bus ir dar. Tai laukiam. Kibimukas. Bet taip atsargiai. Du nemaži kukurūzai. Turbūt nepaima. Nu va, viskas. Nustoja. Kažką turiu. Buskuoja. Nedidelė. O dabar pažiūrėsim, kas neduoda ramybės. Atsikabino. Mažytė koja buvo. Yra. Turim. Buskuoja turbūt. Jo. Nu, ateik. Nebloga. Visai nebloga. O, kokie dičkiai. Po biškį, sunkiai, bet po vieną kitą. Turiu dar vieną. Labai gražus kibimas buvo. Bet čia bus gerokai mažesnis. Čia net gal ir koja. O, kad duoda. Koja čia bus. Čia bus koja. O, kokios jos čia piktos. Nu. Ateik. Koja. Toks gražus kibimas buvo.
Ir graži koja. Karšis tik vienas. Daugiau nenori. Kojos kimba. Ir tos nestebuklingai. Prastokai. Sakyčiau, prastokai. Opa. Turim. Du kukurūzai. Ir bus karšiukas. Sakau, dėjau dziką, tai visai. Taip, ką mes turim. Koja. Ant 2 kukurūzų. Tai geras. 2 kukurūzai koja. Karšių nebėra. Kokia koja. Visai nebloga. Nu ką, viskas. Nebekimba visai. Nibi kojos. O apie karšį tai jau ne ką kalbėti. Ne vieną karšių kibimą ir vieną pagavau. Tai va, ką mes čia turim. Tai va, nebloga karšė. Pusė velnio tokia. Ir 3 kojytės. Ką, viskas. Iki kitų žvejybų.